Labukas, kaip jūs gyvenat, kaip laikotės? Senokai kalbėjomės, taip jau sutampa, kad daugiau dirbu TikTok'e arba Facebook'e, visgi prisimenu ir jūs ir vis pagalvoju, kad reikia padaryti video kokį. Tai šiandien grįžtu su video, kurio tema yra pakalbėkime apie laikotarpį likusį iki šių metų pabaigos, ką mums reikia žinoti, kas vyksta šiuo metu ir iki metų pabaigos, prognozės, patarimai, įžvalgos. Taigi, šiandien, kaip visada, turime 3 variantus. Pasirinksite, galėsite rinktis ir pagal spalvą, ir pagal zodiako ženklą, tai tiesiog paklausykite savo intuicijos ir padarykite pasirinkimą. Taigi, pirmoji grupė turi spalvą violetinę, arba jeigu renkatės pagal zodiako ženklą, pirmai grupiai šiandien yra priskiriamos žuvytės, mergelės, vandeniai ir dvyniai. Antrosios grupės spalva yra auksinė. Ir zodiako ženklai priskiriami yra jautis, skorpionas, vėžys ir avinas. Ir trečiosios grupės spalva yra turkio spalva. Ir priskiriami zodiako ženklai yra jautis, svarstyklės, ožiaragis ir šaulys. Taigi pasirinkite ir keliaukite į tą laiką, kurio kalbu jūsų grupiai. Iki. Labas dar kartą, tie, kas pasirinko violetinę spalvą, arba jeigu esate dvyniai, vandenės, mergelė ir žuvytės. Gerai, tai dabar pasižiūrėkime, kas vyksta jūsų gyvenime dabar ir iki metų pabaigos, ką žinoti, kodėl tas laikotarpis galbūt svarbus, ar kuom jisai svarbus, apskritai kokią reikšmę turi, ką galiu pasakyti, kokios temos galbūt ir energijos pagrindinės yra jums iki metų pabaigos. Gerai, tai padarykim dabar tokį bendrą aptarimą. Taip, turime Uraną ir turime Mėnulį. Emocingas laikas ir kada gali keistis dalykai labai netikėtai, tam tikros ir išorinės aplinkybės gali keistis netikėtai, bet taip pat ir jūsų vidinės nuostatos mąstymas, matymas pasaulio, atrodo, gali net keistis jūsų pasaulėžiūra, jūsų vertybės, jūsų moralinės normos ir turbūt dabar tai ir vyksta ir tai yra, besitęsiantis procesas, visgi jūsų spalva yra violetinė, o violetinė spalva rodo, sąmoningumą ir sąmoningumo kėlimą. Tai kad ir ką darot su savo gyvenimu, panašu tai veikia. Jeigu neužsiminėjat jokiomis galbūt dvasinėmis praktikomis, patarimas būtų pradėti arba pasigilinti. Meditacija, kažkokios tai praktikos, kvėpavimas pavyzdžiui. Šiaip alternatyviai tiesiog ir sportas arba pabuvimas gamtoje ir atsipalaidavimas ir ypatingai geras poilsis irgi labai gerai gali suveikti nuo dabar iki metų pabaigos, nes iš tikrųjų, kai kyla mūsų sąmoningumas, kai viduje vyksta tam tikri susivokimai, kai sprendžiame vidinius klausimus, labai svarbu, kad mūsų fizinis kūnas, jisai veiktų kaip tik galima geriau, ar ne? Tai pasirūpinkit ir savo kūnu šituo laikotarpiu, bet visgi, gali būti tokių gal netikėtumų. Kol kas jaučiu, kad tie netikėtumai jie gali būti teigiami, kad atsitiks kažkas galbūt, ko tikėjotės, ko norėjote, kad atsitiktų, bet nelabai gal tikėjotės. Toks jausmas tarsi žaibas iš giedro dangaus atneš vis tik tais atsakymus, sprendimus ar rezultatą, kur dabar gal šiek tiek laikote pesimistinį požiūrį, bet vis tik tais iki metų galo man ateina intuityviai atsakymas, kad gausite teigiamą rezultatą ir tas rezultatas jums labai patiks. Pasižiūrim, ką dar galime jums papasakoti. Taip, turime 4 būstą ir 9 būstą. Tie atsakymai, kurių laukiate, ar galbūt planai, kuriuos turite, gali būti susijęs su gyvenamąja vieta, su turtu, su būstu arba su materialinėmis vertybėmis, kas siejasi su jūsų šeima, su jūsų saugumu, su jūsų namais, su jūsų kasdienybė galbūt. Tai jeigu turite kažkokių planų pirkti, parduoti ir panašiai, ypatingai sakau, kas liečia šeimą, namus ir saugumą,
tai iki metų galo gali ateiti vizija, supratimas, o gal ir pasiūlymas, na, ar kažkoks sprendimas, kaip tuos reikalus išsispręsti. 9 būstas vėlgi mums paantrina ir dar kartą patvirtina, kad iš tikrųjų vyksta sąmoningumo šuolis šiuo metu jumyse ir tam tikrus dalykus jūs pradėsite matyti plačiau, tolerantiškiau, galbūt pradės netgi patikti dalykai, kur anksčiau sakydavot, ne, tai tikrai ne man, taip jau aš tikrai niekada nemąstysiu ir nesielgsiu ir dabar žiūrite, kad wow, tai visai čia ir nieko. Toks jausmas tarsi perlipsite pats per savo, galbūt kartais tokius net sustabarėjusius požiūrius ir pradėsite į pasaulį žiūrėti plačiau. Dar gali būti irgi tai, kad užsinorėsite pakeliauti, arba bent jau susiplanuoti kelionę. Iki šių metų pabaigos bus toks noras tarsi patirti kažką naujo ir pamatyti daugiau pasaulio ir tai irgi rodo, kad keičiasi jūsų mąstymas, jūs plečiatės ir pradedate pasaulį priimti spalvingesnį. Nu ką, kol kas tiek, žiūrime dabar, ką taro kortos papasakos. Taip, ką mes dar galime pasakyti, kogi tikėtis ir kokie patarimai iki metų pabaigos yra violetiniai grupiai. Ateina toks posakis, tarsi užsirišite tam tikrus mazgus arba išsispręsite skolas turiu omeny kabutėse. Iš tos pusės, kad kalbu apie klausimus, kurie galbūt neduoda ramybės, galbūt galvojat, kad reikia su kažkuo apie kažką pasišnekėti ar kažką pasidaryti. Ir galų gale pasitvarkyti, ar ne, ten, tarkim, rūbų spintą ar kažką tai tokio. Tai gali būti labai kažkoks ir atrodo, kasdieninis menkniekis, bet gali būti ir iš tikrųjų rimtas, gyvenimo tėkmę keičiantis dalykas, kad ir kas tai būtų, atrodo, kad liktais prisiversite, rasite savy motyvacijos pasidaryti tą, ką jaučiate. Iš tikrųjų, jums bus toks jausmas, kad užsibaigia kartu su metų pabaiga vienas svarbus jūsų gyvenime etapas ir prasideda kitas. tą patvirtina ir kortos rodo, kad sugebėsite puikiai padaryti tą atsisveikinimą su metais, kartu atsisveikinimą ir su praeities mąstymu, ir elgesiu, ir polinkiais tam tikrais. Ir tada perinat į naują pradžią, atverčiat visiškai švarų gyvenimo lapą ir jaučiatės iš tikrųjų labai lengvas, laisvas ir laimingas. Su jūsų grupe jaučiu labai tokią teigiamą emociją. Ir kaip sakiau, jeigu mes kalbam apie materialius dalykus, apie pirkimus, pardavimus ir taip toliau ir panašiai. Irgi pinigų karalius patvirtina, kad piniginiai reikalai, nuosavybės reikalai ir žemiškieji visi dalykai irgi iki metų galo turėtų susidėlioti jums labai palankiai, gali būti netgi sudaromi tam tikri dokumentai, pirkimo, pardavimo, pasirašomos sutartys ir panašiai. Ir grįžtame prie to, kuo ir pradėjome jūsų skaitymą, kadangi turėjome violetinę kortą ir joje parašyta, kad sukurkite subalansuotą gyvenimą, baigiame su balanso korta. Iš tikrųjų, iki metų pabaigos jums didysis tikslas yra susibalansuoti save tiek emociškai, tiek fiziškai, tiek galbūt ir materialiai, ten, kur jaučiat, kad to balanso trūksta. Reiškia, pagalvokite, kurias galbūt gyvenimo sritis, netiek skiriate dėmesio, galbūt tos sritis šiek tiek nukenčia, tai pasidėliokite prioritetus ir pagalvokite, ko iš tikrųjų jums reikia iki pilnos laimės. Ir netgi pasidėliokite planą, jeigu tai kažkoks tikslas, reikalaujantis daugiau laiko, kaip tą tikslą būtų galima pasiekti. Tai žodžiu, planavimas, bet tokia lengva širdimi ir su begaliniu pasitikėjimu savimi, su tikslu susikurti subalansuotą gyvenimą tiek jūsų realybėje, tiek jūsų viduje. Ir panašu, kad jūs tą pasiekėt ir sakau, man yra jausmas, kad kiti metai jums bus kaip visiškai naujas gyvenimo ciklas, jausitės kaip naujai gimęs, pasiryžęs pradėti naują gyvenimo etapą ir užkariauti pasaulį, gražiąja prasme. Tai va, ačiū labai, kad žiūrite, primenu, kad galite užsisakyti ir asmeninius būrimus, rašykite elektroniniu paštu dovilestaro@gmail.com. Ačiū, kad esate, iki.
Labukas dar kartą, tie, kas pasirinko antrąją grupę, jūsų spalva yra auksinė ir jeigu renkatės pagal zodiako ženklą, tai jūs tada esate avinas, vėžys, skorpionas arba jautis. Nu tai gerai, tai dabar pasižiūrime, bendrai iš pradžių aptarsime, kasgi su jūsų gyvenimu vyksta šiuo metu ir iki metų pabaigos, kur link keliaujate, patarimai, įžvalgos, prognozės. Taigi bendroji reikšmė, bendroji spalva jau turim, auksinė, daug žadanti iš tikrųjų spalva, charizmos spalva, žinomumo spalva, populiarumo spalva, prabangos spalva, tai jau maždaug suprantat, kur link suku, pasižiūrėsim, ką papildo kortos ir papasakosim bendrą vaizdą. Gerai. Dar prašau 2 kortų, tvarkoj. Taip, irgi turime mėnulį sudėjus su Marsu. Turim tą faktą, kad bus pakankamai emocingas laikas, dabar jau turbūt tai yra prasidėję, nes rodo, kad tai kaip ir taip pat yra tęstinis procesas, turbūt prasidėjęs galbūt prieš kelias savaitės, padidėjęs emocingumas. Galbūt šiek tiek ir traukia į konfliktus arba atrodo, kad tarsi gyvenimas veda į konfliktus, į nuomonių nesutapimą, jaučiat galbūt poreikį apginti savo poziciją arba išsiaiškinti santykius ten, kur jaučiat, kad juos reikia pasiaiškinti. Ir taip vyksta dėl to, kad irgi simboliškai užsidarinė tam tikras jūsų gyvenimo ciklas ir irgi kaip ir pirmai grupiai, iki metų galo jums yra proga, susitvarkyti tuos dalykus, kur jaučiat, kad yra kažkas ne taip, galbūt tai liečia santykius, galbūt tai liečia darbus, galbūt tai liečia sveikatą, žodžiu, pasižiūrėsite pagal save, ar ne, bet yra laikas, žodžiu, užsidaryti tam tikrus klausimus, kurie galbūt neduoda ramybės. Kita vertus dar kas yra, kad iki metų galo ir jau dabar atliekate didžiulį vidinį darbą su savimi, vidinio tobulėjimo ir išsisprendimo dalykų, kurie jums veikia kaip trigeriai. Žodžiu, dirbat su savo baimėm, kompleksais, traumomis, traumos gali būti iš praeities, iš vaikystės, ypatingai susijęs su tuo, kaip su jumis elgėsi, kai buvote vaikas, ką patyrėte vaikystėje. Ir dabar yra man toks jausmas tarsi, kai kyla jums noras galbūt pakonfliktuoti, ar ne? Tai nėra, kad jūs to konflikto norite, ar kad tas konfliktas jums patinka, bet tarsi kyla noras galbūt netgi tą konfliktą eiti dėl to, kad yra poreikis apginti savo vidinį vaiką, kuriam galbūt vaikystėje nebuvo duota to, ko jūs norėjote, kad būtų duota. Ir dabar darbas su savo vidiniu vaiku ir apskritai darbas su savimi, su savo emocijomis bei jausmais, su jūsų gebėjimu atpažinti, pajausti ir panaudoti jūsų naudai, visi šitie dalykai yra labai svarbus. Žiūrint žemiškam lygmenyje, ką mes matome, kad bus iš tikrųjų darbingas laikas. Saturnas sufleruoja, kad bus darbo, bus reikalų, bet bus ir pelno, ir pinigų, kadangi turime auksinę spalvą. Ir čia irgi matot, irgi tas kortos fonas toksai geltonas. Išduoda, kad iš tikrųjų gali būti labai pelningas laikas. Tai jeigu turite idėjų, projektų, tai tikrai verta bandyti tuos projektus daryti ir siekti tikslų. Jeigu šiuo metu tiesiog turite pastovų darbą, tai tiesiog tą darbą ir darysite, bet gali būti netikėtų, gal tarkim priedų, premijų ar kažko panašaus, kas netikėtai gali papildyti jūsų sąskaitą. Bet irgi toks patarimas, kad kuo labiau pasitikėsite savimi, kuo mažiau galvosite, kaip jūs priims, bet kuo labiau darysite tai, kas jums patinka ir taip, kaip jums patinka ir taip, kaip jums atrodo, kad reikia, tie projektai ir duos daugiausia piniginės naudos. Ir turime 11 būstą, kas sufleruoja, kad sritis, kur jums bus labai svarbi, jau dabar jinai tokia, bet bus ir iki metų pabaigos, yra kaip jūs atrodote, kaip jūs jaučiatės ir kaip jūs save pozicionuojate tarp žmonių ir žmonių grupiai. Pavyzdžiui, gali
atkilti poreikis tarsi išsispręsti santykius šeimoje, giminėje, draugų rate, kolegų rate arba apskritai visuomenėje. Gali pradėti vėlgi kirbėti tam tikri kompleksai, baimės, kaip jūs mato, koks jūsų statusas, kaip jūs čia atrodote kitiems. Tai jeigu jaučiat va tą tokį liktais poreikį save pakritikuoti ir vėl tarsi pritaikyti prie kažkokio standarto, žinokit, kad tas jausmas kyla dėl to, kad jums tiesiog reikia galų gale nuo to jausmo jau išsivaduoti ir suvokti, kad jūs esate atskiras žmogus su savo poreikiais, su savo polinkiais, su savo siela ar ne ir atskirais jos tikslais. Ir kad visiškai nebėra jokio tikslo bandyti prisitaikyti, įtikti, patikti. Dabar jūsų yra aukso amžius, kada jums yra suteikta galimybė rasti savo vėžes šioj žemėj ir rasti savo kelią, kuriuo ir norite keliauti, ar ne? Ir pagrinde tai liečia vis tik daugumą jūsų darbą, karjerą, pašaukimą. Alternatyviai tai tiesiog sakau, gali reikšti, kaip jūs save matote žmonių rate. Gali būti noras atsinaujinti įvaizdį, išvaizdą, šukuoseną, rūbų stilių, vat irgi gali būti tokie dalykai, gali ateiti noras tarsi, galų gale būti matomu, jeigu turėjote polinkį slėptis nuo kitų ir gal būti labiau pilka pelytė, tai iš tikrųjų pajusit, kad jau tas laikotarpis baigėsi ir kad kaip tik norite būti matomas, netgi galbūt žinomas. Gali padaugėti, padidėti noras bendrauti, susitikti su kitais. Žodžiu, nusimato toks ganėtinai aktyvus, darbingas ir socialus laikas iki metų pabaigos, bet panašu, kad vyksta būtent tie procesai, kurie dabar ir turi vykti, kad tiesiog užsibaigtų tam tikras turbūt žalingas mąstymas ir žalingi galbūt netgi polinkiai jūsų gyvenime ir kad, gyvenimas pasikeistų į šviesią pusę tose srityse, kur to poreikio reikia. Nugi gerai, tai dabar pasižiūrime dar su taro kortomis, ką mes dar galime galbūt jums papildyti. Taip. Dar kokia mintis ateina, kad netikėtai galite sužinoti iš kitų žmonių gerų dalykų apie jūs. Pavyzdžiui, galbūt galvojate, kad kiti žmonės apie jūs nieko gero ten nemasto ar ne, galbūt ir kritikuoja. Mes visi vienas kitą pakritikuojam, tai čia yra tiesa ar ne, čia jau toks tas žmogaus būdas. Bet jūs galite būti iš tų žmonių, kur galvojat, kad jau kiti tai arba ypatingai blogai apie jūs mąsto, arba jau kažkaip išskirtinai tik tai gerai, ar ne? Galite būti linkę į tokius kažkokius kraštutinumus. Tai iki metų pabaigos būsite maloniai nustebintas, kad tose vietose, kur galvojate, kad žmonės galvoja kažkaip labiau neigiamai apie jūs, iš tikrųjų pasirodo, kad ta jų nuomonė ir galbūt jūsų vertinimas yra daug geresnis, negu galvojote. Tiesiog ateina tokia mintis. Tai dabar dar su taro kortom pasižiūrim, ką dar galime pasakyti. Pergalė, saulė, wow, sakau, tikrai jūsų laikas yra žibėti, švytėti, bet visų pirma dar iki metų pabaigos atrasti tą savo šviesą. Dabar galite jaustis tokie gal prigesinti gyvenimo ir šiaip dabar ir energetiškai yra sunkus laikas, tai jeigu jaučiatės prastai, tai nieko nuostabaus, tai yra normalu. Nepliekit savęs, nekritikuokit, viskas tvarko, jūs puikiai tvarkotės, kortos rodo, kad esate tame taške, kur ir turite būti. Kad ir kaip dabar jaustumėtės galbūt blogai, žinokit, esate ten, kur ir turite būti ir greitai tai pasikeičia. Toks jausmas, kelios savaitės, sakyčiau, iki mėnesio, iš tikrųjų tas laikotarpis, toksai gal tamsesnis, jisai užsidaro ir reikalai pradeda tikrai šviesėti ir ypatingai turbūt lapkričio taip maždaug gal nuo vidurio ir gruodis, nusimato tikrai daug geresnis laikotarpis, tiek galbūt ir materialiaja prasme, tiek bendravime.
tiek galų gale susidirbsite su tuo savo vidiniu vaiku ir vėl pradėsite gyvenime jaustis laimingesnis ir jausti daugiau laimės savo širdelėje. Ir jeigu turite kažkokį tikslą projektą, kaip ir sakėm, ar nesiekit jo, nes jau šiemet galite pamatyti rezultatus. Jau šiemet iš tų idėjų, kurias turite, galite pamatyti rezultatus. O tie rezultatai gali būti, pagerėję santykiai, išsispręstos problemos, gauti pinigai ar bet kas kitas, ko jūs norite, ar ne? Ir irgi labai daug darbo bus su savimi, su savo emocijomis, su savo vidumi. Dar ateina mintis, jeigu jaučiatės dabar iš tikrųjų toksai emocingesnis ir sunkiau tas emocijas valdyti ir jas suprasti ir toks, emocinis išsitaškymas, jeigu dabar pas jūs pasireiškia, tai dėl to, kad po to išsitaškymu slepiasi labai didelis kūrybinis potencialas. Ir gali būti, kad tam kūrybiniam potencialui jam, pasirodyti, reikia, kad būtų tarsi pakelti tam tikri sluoksniai, kurie slepia tą potencialą. Tai dėl to, tikriausiai tie slepiantys sluoksniai ir yra nepasitikėjimas savimi, nepilna savivertė, galbūt tam tikros nuoskaudos, baimės, traumos ar ne, jos turi pakilti ir pasitraukti, kad rastume savyje tą didesnį kūrybinį potencialą, galbūt ir daugiau talentų ir gebėjimų. Ir gerai, ir užbaigiam. Jūsų norisi kažkaip su jūsų grupe dar paskutinės kortos, 2 paskutinės kortos. Taip, sako kortos, kad iki metų pabaigos bus tarsi įvykdytas tam tikras karminis teisingumas jums. Iš tos pusės, kad ir kur dabar jaučiatės, kad gyvenime esate, iki metų pabaigos pasidarysite tą, ką jūsų siela nori pasidaryti, ir kortos dar kartą patvirtina, nesate nukrypęs nuo savo sielos kelio. Dabar gali atrodyti, kad esate naujoje teritorijoje. Nelabai suprantat, kas vyksta, ir jausmai keisti, ir gal santykiai keisti, ir darbė keistai. Tai yra dėl to, kad keičiasi jau dabar jūsų realybė ir viskas atrodo kažkaip, gal ne jūsų. Bet vis tik tais viskas yra taip, kaip ir turi būti, ir iki metų pabaigos turim teisingumo kortą, kas rodo, kad viskas susidėlios ten, kur ir turi. Jeigu nekeisite dabar labai savo strategijos, jeigu nešoksite aukščiau bambos ar ne, jeigu nebandysite dabar kažkaip dirbtinai visko sukontroliuoti, sekite savo pojūčiais, savo kūnu, savo nuojautą ir atsidursite ten, kur ir turite būti. Tai va, ačiū, kad žiūrite, primenu, kad galite užsisakyti ir asmeninę konsultaciją, galite parašyti elektroniniu paštu dovilestaro@gmail.com. Ačiū, iki. Labas, tie, kas pasirinko trečiąjį variantą, turkio spalvą, arba jeigu esate šaulys, ožiaragis, svarstyklės arba liūtas. Gerai, tai dabar pasižiūrime, kokia yra energija iki metų pabaigos, nuo dabar iki metų pabaigos, kas svarbu, kokie patarimai. Patikrinam, pakalbėsime. Taip, ir dar poros kortų norėčiau. Ačiū, gerai, žiūrime, kokios energijos visoms grupėms. Viena iš energijų ir kortų yra mėnulis, ir jūs taip pat, jūsų grupiai taip pat turime mėnulį, kas išduoda, kad vyksta vis tik tas vidinis darbas, sąmoningumo toksai išsivalymas, minčių pasikeitimas jūsų galvoje sudėjus su Neptūnu. Ateina mintis, kad dabar yra labai toks laikas, kada jaučiate irgi tokį gal padidėjusių kūrybingumą, norą kažką sukurti, padaryti kitaip, norą įgyvendinti savo svajones, kurios galbūt net ir iš vaikystės turite. Ateina toks noras iš tikrųjų keisti gyvenimą, bet keisti į tą pusę, kur jau galbūt daug metų jaučiat, kad reikia keisti, bet dar nedrįstat, galbūt galvojat, kaip čia jūs kiti vertins, kaip pats save vertinsite. Ir dabar panašu, kad ateina laikas, kada suprantat, kad reikia nuspjauti į tą norą patikti ir būti kažkaip pagal standartą sutiktų. Dabar pradedate vertinti savo originalumą ir tai, kas iš tikrųjų esate ir ko iš tikrųjų norite.
Jūsų grupiai dvi svarbiausios sritis, į ką matau, kad dėmesys labiausiai kryps dabar ir iki metų pabaigos, yra santykiai, meilė, smagumai, malonumai, pramogos ir yra darbo sritis. Bet darbo sritis turiu omeny, ta tokia platesnė prasme, karjeros pašaukimo prasme. Vat gali ateiti jūsų grupiai būtent noras galų gale pakeisti darbą, sritį, kvalifikaciją į tą darbą, kur iš tikrųjų jaučiat, kad kur iš tikrųjų jaučiat, kad norite dirbti, tarsi, pasiryžtat šauti į kosmosą ir pildyti savo svajones, pačias didžiausias ir drąsiausias, kas liečia jūsų darbą, karjerą, pašaukimą. Nes gali būti, kad suprantat, kad toje srityje, kurioje dabar esate, nejaučiate to širdies pasitenkinimo, kaip įsivaizduojate, kad galėtų būti. Tie, kas galbūt turi darbus ir yra patenkinti savo pasirinktų keliu, vis tiek matau šuolį į viršų, kada suprantat, kad galbūt susimažinate dar ar nepanaudojat visų savo galimybių ir potencialo ir matau vis tiek tokį šuolį ir galų gale, išdrįsimą būti tokiu, kokiu iš tikrųjų jaučiatės darbinėje srityje ir už tai irgi gaunate tam tikrų labai gerų rezultatų darbe. Tiem, kas nori meilės ar kas nori laimingos meilės ar ne, irgi yra geri ženklai tai, kad tarsi toks man jausmas pasijungia likimas. Nuo dabar iki metų pabaigos jūsų meilės sritis jums tikrai yra labai svarbi ir gali būti, ypatingai jeigu esate vienišas, kad atsiranda galų gale žmogus, kuris iš tikrųjų yra tas, ar ne? Gali būti, kad užsitęsia jūsų vienišumo laikotarpis, jeigu taip yra, jūsų atveju sako kortos, kad taip ir turėjo būti, tarsi turėjote subręsti tam žmogui. Tie, kas turi santykius, vėlgi matau santykių persiritimą į kitą pusę, tarsi į naują lygį, kada išsisprendžia tam tikros santykių galbūt problemos ar neaiškumai ir viskas tampa aišku ir santykiai irgi tampa tvirti ir stabilus. Tai kol kas tiek. Dar paimkim jūsų turkios spalvą. Turkios spalva, šiaip jinai siejama su gerklės čakra, tai yra apie gebėjimą pasakyti ir išreikšti tai, ko jūs norite, ko jūs nenorite, apie savo poreikių, parodymą, pasakymą ir apie sugebėjimą, atstovėti savo poziciją ir interesus, kai to reikia. Tai irgi toks ateina jausmas, kad iki metų pabaigos gali atsirasti jums galimybė galų gale pasireikšti ir pasakyti, perduoti kitiems tą žinutę, kurią jūs norite ir panašu, kad būsite išgirstas, suprastas ir netgi gausite labai gražius ir teigiamus atsakymus. Tai kol kas tiek, o dabar pasižiūrime su tarom kortomis, dar ką galime jums papildyti, apie ką dar pašnekėti. Taip. Pasižiūrėjau į šitos kortos skaičių 3-4, gaunasi skaičių 7 ir pagalvojau, ar nebus, kad kažkokia svajonė gali išsipildyti ir turime žvaigždės kortą, kas visada siejasi su svajonėmis. Tai man patvirtino, kad tam tikra svajonė, kurią turite savo širdelėje, kad jinai tikrai labai yra reali, jūs tą svajonę, man atrodo, puikiai žinot ir suprantate, apie ką aš čia jūsų atveju kalbu, prisitaikysit savo, bet ta svajonė, apie kurią dabar, kai tik pradėjau jūsų grupiai pasakoti, jums tarsi išmėstelėjo, tai iš tikrųjų yra tas reikalas, ties kuriuo reikėtų susikoncentruoti, nes rezultatai gali būti labai geri ir netgi spėsite susitvarkyti iki metų pabaigos. Pažiūrime. Taip svajoti. Nebijoti svajoti per daug, geriau svajoti nuoširdžiai ir panašu, kad gali atsirasti netikėtas pasiūlymas, pagalba, palaikymas tos svajonės atžvilgių ir iš tikrųjų gali reikalai susitvarkyti labai teigiamai. Matau tokias dvi energijas, kurios galbūt viena kitai arba prieštaraus arba sugebės papildyti, čia jau priklausomai nuo to, kaip su tuo susitvarkysite. Iki metų pabaigos kartais galite jaustis toksai super savim pasitikintis ir žinantis, ko nori ir sugebantis tarsi priimti pagalbą iš kitų ir labai lengvai gauti tai, ko nori, nepersistengdamas
Ir kitais atvejais gali atrodyti, kad, kaip čia viskas sunku, čia reikia stengtis, čia reikia pastoviai kovoti, reikia pastoviai pareikšti savo norą ir tada dar ir apginti jį. Tai toks tarsi palengvintas ir pasunkintas variantas. Ir jums yra žinutė, kad kiekvieną kartą sąmoningai rinktis, kurio varianto norite, žinoma, kad geriau rinktis palengvintą variantą. Pasunkintas variantas jis pats savaime nėra blogas, ar ne? Jūs vis tiek gausite tai, ko norite, bet labiau pavargsite, daugiau pasinervuosite, gal pasigadinsite santykius, ir taip toliau, ne? Tai jeigu tik kils noras kažkaip pačiam savo, pasisunkinti dalykus arba matyti pasaulį per pasunkintą prizmę, stabdykite save ir vis tik tais grąžinkite į tą, kad viskas yra gerai, aš pasitikiu savimi, pasitikiu gyvenimu, gausiu tai, kas man yra geriausia, ar ne? Ir laikant tokį optimistinį, sąmoningą požiūrį, tos svajonės ir norai, kuriuos dabar turite, pildysis daug lengviau ir paprasčiau. Tai dar tada paskutinę kažkokią tai kortą apibendrinimą prašau jūsų grupiai, 9 monetos, kas vėlgi kalba apie norų išsipildymą, čia jau sviestas sviestuotas su jumis gaunasi, bet iš tikrųjų tų patvirtinimų niekada nėra per daug. Ir čia patvirtinimas labiau yra būtent apie jūsų karjerą, apie darbą, pašaukimą ir apie jūsų tarsi vietą po saule. Taigi tikrai verta būtų persvarstyti, kur reikėtų pasidaryti pokyčius jūsų darbe ir karjeroje, nes tie pokyčiai, kaip ir sako kortos, ves jūs į pinigus, į gausą, į pasitikėjimą dar didesnį savimi ir iš tikrųjų į kitokios kokybės gyvenime pajautimą. Suprasite, kad galima gyventi taip, kaip iš tikrųjų svajojate. Tai iki metų pabaigos turite darbų ar ne, turite tikslų, bet panašu, kad viskas ganėtinai lengvai gali pildytis, jeigu leisite savo turėti tai, ką norite ir eisite paprastu lengvu keliu. Tai ačiū, kad esate, primenu, kad galite kreiptis ir asmeninės konsultacijos, rašydami elektroniniu paštu dovilestaro@gmail.com. Ačiū, iki.